Tai ką, vykstu į Vilnių, į nacionalinio transliuotojo studiją, kitaip tariant į LRT, kur vyks Europos parlamento kandidatų debatai. Tai specialiai daro, kad žemaičiai nepraeitų. Labas, Mindaugai. Pasisveikink su žiūrovais. Labadiena, labadiena. Nedaug turko laidą neprasidėjau, spėjau susipykti. Vienytis protesto jėgas tam, kad pakeisti dabar įsistovėjusią Lietuvoje konservatorių diktatūrą. Na, nespėjau paprasčiausiai grįžti namo, tai teks čia miegoti mašinoj, įlysiu į miegmaišį. Toks tas kandidato kelias į Europos parlamentą. Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinas Jaunimo naujienos. Tai ką, vykstu į Vilnių, į nacionalinio transliuotojo studiją, kitaip tariant į LRT, kur vyks Europos parlamento kandidatų debatai. Man pačiam bus pirmas kartas, kai bus LRT studijoje ir apskritai debatuose. Na, pats nekalbėsiu, kalbės Mindaugas Puidokas, tačiau sėdėsiu šalia jo. Tai pasistengsiu parodyti, kaip atrodo apskritai galbūt LRT studija iš vidaus, kaip atrodo kandidatų gyvenimas prieš debatus, ar ne, ką jie jaučia, ką jie galvoja, kiek pavyks tai atskleisti ir parodyti. Apskritai galbūt ten net negalima filmuoti, nežinau. O tikrai nuostabi diena aplinkui, tai ką, važiuojam. Kaip man patinka toks vaizdas, kai yra karšta diena ir kažkur tolumoje lyja. Tiesiog pats tikroviškiausias Lietuvos vaizdas. Lygumos, karšta diena, geltona spalva, rapsai pradėjo žydėti ir kažkur tai kaupėsi lietaus debesis. Galvoju, gal reikia pakilti šiek tiek į orą? Nu ką, atvažiavus į didmiestį, kamščiai nežmoniški, bet išvažiavom ir patekom į Kauną. Ir iš Kauno važiuosim į sostinę Lietuvos Vilnių. Labą dieną. Labą. Nu ką, nusiteikę? Pasiruošę. Pasiruošę užvaldyti pasaulį. Užvaldyti pasaulio gal ne. Ir įveikti priešininkus. Šitą tai tikrai. Ir dar duris stipriai užsidaryti. Ai, jau čia reik biški nepagailėti jėgos. Kaip svarbiausia, jeigu eini, reik parodyti, kad nebijai stipriai, kad Tu esi, rimtai nusiteikęs, o čia tikra, kad čia ne ant jauko. Nu, o ne šiaip liurpti. Visuomet myslydavau, kad žmonės sako, ne šventieji puodus lipdo, ne? Nu, bet juk iš tikrųjų, taip, juk aš visim būn pirm sykis. Ten ir į to Europarlamentą ten. Nu, šiaip jau, aš dabar pirmas iki varau. Nu, tai... Ne, ta prasme, aš esu buvęs, esu laidoj dalyvavęs, bet kad į debatus dar kaip ten visi bus įdomu iš tikrųjų pasižiūrėti. Ai, LRT studijoje buvau 2 sykius, aš diktantus rašydavau lietuvių kalbą. Ir kveisdavo tus, kur geriausia per Lietuvą parašo diktantą, lietuvišką diktantą, ir 2 sykius esu buvusi tam finaliniam rašyme. Tai... Ai, taip, netgi. O tu kaip, bet ten reiškia nefilmuodavo, ten tiesiog duodavo rašyti ir vis? Filmuodavo, bet būdavo filmuojama reportažą. Gali patekti kadrą, gali nepatekti, bet... O, šitaip. Bet šiaip tai man tik tais ganėtinai vėlai yra tie debatai, 9 valanda vakaro, tai yra toks jau laikas, kur... Nu, kad atvažiuoti galėtų. Nu, kad atvažiuoti, tai taip, bet pusantros valandos. Nu, bet pavyzdžiui, Veisėkų kap iš punkts reikia atvažiuoti. Atvažiuoti reikia valandom ankstiau. Tai specialiai daro, kad žemaičiai nepraeitų. Tai
kaip Žemaitė yra. Tai Žemaitė, žinok, ir darbą dirbi, ir pats važiavau. Bijo, sako, reikia padaryti vėlai, kad žino, kad į Žemaitijos tai stiprus kandidatė atvažiuoja, tai sako, darysim 9 valandą. Ne, tik man tai įdomi, iš tikrųjų žmonės taip ir žiūrta 9 valandą, pavyzdžiui. Ar čia toks geras laiks ir yra? Geras laiks, pats geriausias laiks. Es pajėdis, žinok. Ramus. Ramus, nu, jau viskas. Nesvarbu, kad tu ten užmygti, biškėlėlį, prameigti kokį debatą, kokį nors, nu, bet paskui atsibundi veizdą tą apšneku. O tokie tada debatai. Jo, tada vis linksmų iš tikrųjų, kai pavalgęs esi, tai atlaidžiau žiūri. Prieš miegą. Tų politikų tada. Ai, bus ta žaliųjų, taigi partija. Nu. Žaliosios jos ir nežaliųjų. Nu, jos taip pasivadino. Pasisakė. O kas ved sąrašą? Kas veda sąrašą? Kaip jinai dabar žaliųjų. Bet ta, kur visą laiką važinėjos, ta. Taip. Nebeatsimenu šitos vardą. Bet kada ir užkrito. Nu, šitą iškirpsim. Iš tikrųjų neatsimenu. Kokie jos pavardė? Iš tikrųjų labai geras apibūdinims, kai net pačio pirmas mes nežinai, nu, kokia šitas vardas yra. Partija didelį šansus turi. Labai. Svarbiausia optimizmo, stiprybės ir pats svarbiausias mūsų vaidmo tai ir rimtų veidų protingai patylėti. Kadangi Mindaugas tikrai iškalba pasižymė, Jo, jis jau... turi ir žinių iš tikrųjų ir tiek sukaupęs yra ir patirties, tai aš manau, kad tikrai pilnai gali atstovauti pilną koją mūsų sąrašą. Nu, taip ir yra. Mes įterpsim žodį ir protingai patylėsim. Palaikysim. Ir palaikysim. Taip. Mes Svarbi detalė. palaikysim. Nu ką, atvažiavom iki Vilniaus ir realiai mums liko 4 minutės iki LRT, Lietuvos nacionalinio transliuotojo. Nu ką, atvažiavom į įvykio vietą. Čia kaip per farus. Taip. 8:00. Šiek tiek anksčiau. Jaudulys. Na, normalu. Reikia kažkaip įsiruopšti. Kaip nuotaikas? Darbas. Labas, Mindaugai. Pasisveikink su žiūrovais. Labą dieną. Tik netiesiogiai kol kas. Tiesiogiai? Jo. Gerai, netiesiogiai. Labą. Sveiki. Nu ką, atvykom į Lietuvos radiją ir televiziją, Lietuvos nacionalinį transliuotoją LRT, pagarbiau tariant. O ten ant viršaus dar televizija, radijas, kažin ar šių laikų užrašas. Sveiki, jūs iš pono Baidoko. Taip. Komandos. Jūsų vardai būtų Meida Meida ir Kęstutis. Kęstutis. A čia persirengti? Tai galite ir čia persirengti. O kur, nes taip sakė prie durų, nu kaip, kad čia persirengti. Čia galite persirengti. Bet šitolets yra. Vaikėlis ar ne mūsų? Pasileido plaukus jau. Irgi pasileista, bet jūs būsim pasileidusios. O kaip nuotaikos iš tikrųjų? Nuotaikos? Ką žinau, sunku pasakyti, tokie keisti labai debatai dėl to, kad nėra tų pagrindinių priešininkų. Tarsi toks kaip dvigubos taisyklės gaunasi, kad konservatoriai, socialdemokratai, liberalai, Skvernelio ten partija, reiškia, jie 5 partijos, reiškia, sudarė susitarimą ir jie debutos tarpusavį. O mes, tos, kur vakar partijos 5 ir mes traukiam burtus, tai gaunasi, kad... Jie net netraukia iš tikrųjų? Jie netraukia jokių, jo. Tiesiog susitarė, nes naujas pakeistas rinkimų kodeksas leidžia tada.
Labą dieną. Ai, nešaukštaitis, man dar. Nu, bet šiaip mes viens antrą suprantam, kad pasisveikinom. O nesuprantu, kad pasveikinom. Labdien, pas mane. Nu ką, judam link pačios studijos, pasižiūrėsim, kaip viskas atrodo viduje. Nu ką, Prieš eismą jau. paskutiniai pasispardymai. Dar kaip apšilimas prieš krepšinio varžybas. Jo. Tas jausmas toks, nu, ten turi rytoj išbėgti į aikštelę. Va, tai toks turbūt jausmas panašus. Labai panašus. Startą 5. Tik tas, kad negali įsibėgioti ir kažkaip turi Nu, jo, susistovėti tai vidai. kitaip. Kitoks žanras gaunasi. Štai ir mūsų stendas. Ir pati LRT studija. Kai pats filmuoju, labai atkreipiu dėmesį į kameras ir šviesas, kokias yra. Profesionaliai, tikrai profesionaliai. Labai profesionaliai. Aukštas atsisėsti čia gal per vidurį. Nes jeigu Mindaugas stovės, tai Irenos nesimatys. O tai žiūrėtų, tai čia Ta klumbačka reikia, man atrodo, čiūčiut gal. Ne, tai čia taip sudėliota, žinok, nes mes galime puikiai paimti. Žmonės tarsi uždengti, tai čia Kęstutis tada sėdi. Aš nežinau, jisai aukštas. Va, galima vest laidą jau. ekipiruoti. Tart iškart žodį. Arba uždainuot kokią dainą, plak nejungs yra, ne? Nejungs. Čia vedančiojo mikrofonas? Taip. Turbūt, kad čia mikrofonas, jeigu komentarą iš komandos kažkokią repliką duodi, bet tada 2 minučių sąskaitą kažkam duodi iš komandos narių, tada 1 minutę, jeigu taip nutari, kad duodi. Nu tai jeigu ką įspės, ar ne? Taip, dabar Palauk, nuotrauką pasidarom po, ar ne? kaip operatoriui kipsiu, tau tušinuką LRT duosiu. O. Dovanos visai ir gerai. Nu, beveik nesiskiria nuo jaunimo naujienų studijos. Tik 5 kartus didesnė. Jo, truputį. 1,2 kartų. Ką pasiruošimas vyksta. Liko 12 minučių iki starto. Ten matosi laikas, kiek kiekvienas turi. Ten ekranai. Visi ramiai sėdi. Pasiruošę karui. Švelniam karui. Mūšiui. Žodžiu mūšiui. Tai bet dar kartą sakau, kai jūs rinkitės, bet jūs reikite į vyriausią rinkimų komisiją ir pasakykite. Kaip jūs man ką sakot, ne aš paskiriu. Nedaug turko laida neprasidėjo, spėjo susipykti. Kaip belgas. Net laida neprasidėjo jau. Gyvenam tokioje visuomenėje, kur pasidarė ne tam tikrus rėmus. Bet be rėmų dar nemačiau. Viskas 5 minutės ir eisim į tiesioginį eterį. Nu turi teisę nesutikti. Viskas. Sveiki. Taikos koalicija yra vienintelė koalicija šiuose rinkimuose ir mes esame ryžtingai nusiteikę atstovauti visų pirma Lietuvą ir Lietuvos žmonės.
Šiandien mes matome situaciją, kad žmonės reikalauja mus vienytis protesto jėgas tam, kad pakeisti dabar įsistovėjusią Lietuvoje konservatorių diktatūrą. Aš esu įsitikinęs, kad mes negalime pritarti Gabrieliaus Landsbergio norams išsakytiems ir šiandien Lietuvos karius instruktorius siųsti į Ukrainą. Tai būtų didžiulė klaida, kuri grėstų mūsų valstybei įsitraukimu į karą. Mums negaliotų NATO 5 straipsnis ir kolektyvinė gynyba. Lietuva kaip maža valstybė, kaip NATO alijanso narė privalo elgtis išmintingai, o mes kaip šios valstybės atstovai, kaip atstovai tiek Europos parlamente, tiek Seime, padarysime viską, kad mūsų valstybė ir mūsų žmonės būtų saugus. Kalbėkime apie esmę. Mūsų taikos koalicija siekia, kad Europos parlamente būtų pasipriešinta federalizacijos projektui. Būtent balsavime dėl federalizacijos bus nulemta tokių mažų valstybių kaip Lietuva ateitis. Ar mes turėsime pilną suverenitetą ir savarankiškumą ir galėjimą vetuoti mums neparankius ir kenksmingus ES sprendimus. Jeigu bus nueita Jungtinių Europos valstijų kūrimo keliu, akivaizdu, kad tas globalistinės Europos projektas taps laimėtojų, o tai būtų žalinga Lietuvai ir kitoms mažoms valstybėms. Kas yra taršiau? Tai taršiausia yra nafta, anglis, gamtinės dujos, biokūras, atominė. Atominė energetika gamybos procese nėra tarši ir emisijų negeneruoja, tačiau jai gaminti reikia taip pat daug resursų, ypač branduolinio kuro, plus tai kūrė mums kitas problemas. Pavyzdžiui, kaip radioaktyvios atliekos, kurių pasaulis ten sugalvojo kaip tvarkyti, ir tai yra tiksinti bomba, aktuali ir teroristams, ir Rusijos režimui, ir užkraunanti naštą ateities kartoms. Dabar ponas Puidokas, prašau. Teroristus neklausiu. Aš klausiu, kas daugiau emisijos CO2, dujos ar biomasė? Žiūrėkit, ponas Tomaševski, jūs esat Europos parlamento narys. Jūs galėjot padaryti įtaką tam, kad į taksonomijos reglamentą nebūtų įtrauktas atominės energetikos projektai. Nes tokiu būdu mes nutraukiam investicijas nuo atsinaujinančių išteklių į atominę. Bijo atsakyti, kadangi dujos turi mažiau emisijų. Baigim šitą diskusiją. Atsakykit trumpai ir baigiam. Nes aš nežinau, į ką atsakyti. Kur jūs čia matot problemą? Dabar madinga keisti lytį, kiek jeigu pritruks prie tos kvotos, pasikeisit lytį. Tai problema, o jūs visos esat vienu žodžiu jau vienos lyties. O gal ne, dabar neaišku, gal kiekviena kitos lyties. Čia nesuprasi jūs. Tai už kvotas jūs ar prieš? Jūs nekelkit problemos, nes lytį galima dabar pasikeisti. Aš jūsų klausiu. Už ar ne? Jūs manęs nenutraukinėkit ir netimirėkit mano laiko. Supratot? Vedėjai, jūs veskit laidą. O dabar aš dar noriu atkreiptis visai kitą temą. Ne kita tema, tema yra viena. Ką čia diktatūra, putinizmas? Tema yra viena. Klausimas jums yra pateiktas ir prašau atsakyti klausimą. Ką jūs galvojate apie kvotas? Aš jame pasakiau. Ką jūs pasakėte? Aš pasakiau, kad galima pasikeiti lytį ir bus kvota išlaikyta. Tai ačiū. Tai ačiū. Klausimas pateiktas. Aš noriu visiems padėkoti. Norėčiau padėkoti visoms 4 partijoms, kurios dalyvavo šitoj diskusijoje. Replikų. Dabar pono Puidoko žodis. Mūsų eilė dabar, taip. Tai mes irgi norim apie Stambulo konvenciją išsakyti savo nuomonę ir replikuos teisininkas Erikas Pavlovičius. Taip, žmogaus teisų, aš truputėlį nuo kitos pusės pradėsiu, nes tai girdėjau, pasakė kiti oponentai. Tai žmogaus teisės yra labai geras teisinis aktas, tačiau šiai dienai, taip kaip jisai yra pateikiamas ir jisai naudojamas, aš manyčiau, kad yra pas mus visgi selektyvi teisė ir selektyvus teisingumas. Šioje dalyje, kadangi kas yra pažeidžiamiausia dabar, šiandien yra pažeidžiamiausi tikrai ne LGBTQ nariai, o pažeidžiamiausi yra tautinės mažumos šiandien. Ir tai įsitikint galėtų ir, sakysim, ir Lenkai, ir Rusai gyvenantys čia, kokiose patirinės aš turiu tokias bylas. Bet dabar apie Stambulo konvenciją. Ten buvo anksčiau kalbėta debatuose apie genderizmą ir panašiai. Bet buvo užkabinta viena tema, kuri iš tikrųjų Stambulo konvencijoje yra, tai užkabinta apie stereotipų naikinimą. Visi tikriausiai žinom himną Lietuvos. Na, žinom, mums patinka. Jeigu pritaikyti Stambulo konvenciją, himnas turi būti panaikintas, kadangi tenais pastatoma pagal himno tekstą, koks jisai surašytas, vyras aukščiau už moterį. Ten yra panaudoti žodžiai sūnus, vaikai, istoriškai vaikai buvo, sakysim, sūnus vadinami ir dukros. Tai tokiu atveju Stambulo konvencija jinai pati numato, kad turi būti
panaikinta kultūros, istorijos ir meno ir kiti dalykai, kurie susiję stereotipai, kurie žemintų kažkokiu tai būdu tam tikras grupės. Ten net neparašyta apie gėjus, sakysim, ten daugiau apie moterį šioje dalyje. Ant kalno mūrai daina, žinot, lygiai tas pats. Padok sesutę kardą, tai yra moteris statoma į žemesnę pusę, vadinkim, tai tada tokiu atveju ir vytis, ir visos dainos turėtų būti panaikintos. Ačiū. Na, o kalbant apie Europos parlamentą, tai aš noriu paraginti visus žmonės ateiti į rinkimus, tiek Europos parlamento, tiek Seimo, nes 24 metais lemiasi tiek Europos, tiek Lietuvos likimas. Ateikite ir padėkite sustiprinti tradicinių vertybių sparną. Šie žmonės, kurie atėjo į rinkimus, prezidento rinkimus, sudarė net 412 000 balsų. Tai yra didžiulė pergalė. Jeigu mes apsivienysim, mes sugebėsim konservatorius pašalinti iš valdžios Lietuvoje visiems laikams. Viso. Nu ką, debatai baigėsi, tikrai buvo labai karšta, daug diskusijų, ginčių, štai LRT ženklas. Ir įdomiausia man tai, kai Petras per laidą tiek efektyviai, taip garsiai šnekėjo, galbūt čia dėl kamerų, ne, pasibaigus visai laidai vis tiek ėjo aiškintis, šaukti ir rodinėti savo tiesas. Bet iš tiesų tai duoda tikrai gerą efektą. Nu, kaip įspūdžiai? Įspūdžiai geri, ką startavom, manau, kad kovingai ir kviečiu visus žiūrovus žiūrėti ir šios ir kitus debatus mūsų būsimus, nes manau, kad tikrai bus įdomu ir nenobodus, svarbiausia, kas Lietuvoje yra retenybė. Lietuvoje yra retenybė, nenobodus debatai. Sakė daug kas vakar užmigo, tai šiandien kažint ar... Šiandien buvo linksma. Matyt, gavos taip nesuleido labai daug tokias visiškai skirtingas jėgas. Taip. Ir sakau, gavosi taip, kaip gavosi. Žinai, kadangi nebuvo nei konservatorių, nei liberalų, nei socialdemokratų. Tai ir gavosi, kad tarsi buvo priversti daug kas debatavo, debatais, kurių nebuvo tuo metu tarp debatuojančių. Ne, bet natūralu vietai valdantieji. Jiegi bijojo mūsų, žinai, tai va. Na ką, debatai jau tikrai baigėsi, tai tikrai debatus galime pavadinti vienus iš skandalingiausių debatų istorijoje, nes tikrai buvo daug pykčių, nesutarimų, visokių replikų, tai iš šono ten būnant studijai buvo įdomu žiūrėti, tai tikiuosi jums taip pat žiūrovai buvo įdomu. O dabar esu, aišku, nesimato kažkur, nežinia kur, vidury laukų, vidury kelio tarp savo darbo ir Vilniaus, nes nespėjau paprasčiausiai grįžti namo, tai teks čia miegoti mašinoj, įlysiu į miegmaišį ir ryte pabudęs vyksiu į darbą. Tai šiek tiek nepatogu, bet sunkumai žmogų užgrūdina ir toks tas kandidato kelias į Europos parlamentą. Tai dar kartą ačiū, kas žiūrėjote ir balsuokite už taikos koaliciją numeris 10. Iki.